Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Ieškote egzotikos? Keliaukime į Kubą. Ar iš tiesų šioje šalyje pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra tabako auginimas ir cigarų gamyba? Ar tikrai Kubos gyventojai tokie atsipalaidavę, kad darbus atideda rytdienai, nuolat linksminasi, gurkšnoja romą ir rūko cigarus? Kaip yra iš tiesų? Paklausykime, ką pasakoja žymus dainininkas, kubietis Lesteris. Kuboje sakoma, kad išvažiavus iš Kubos visi mano, kad Kuba tai šventė, romas, tabakas, cukrus ir gražios moteris. Ne tik tai. Kuboje yra ir gerų sportininkų, žmonių gerai dirbančių savo darbą, gerų inžinierių, gerų advokatų, yra didelė įvairovė. Kuboje susimaišė daug įvairiausių kultūrų ir kubiečiai prie visko prisitaiko. Mes labai kūrybingi. Kubiečiai, jie visada viską pakeičia į pozityvią energiją, į kažką teigiamo. Net jei atsitiktų kažkas blogo, kokia nors didelė nelaimė, kubietis visada šypsosi ir sako, rytoj bus geresnė diena, nieko tokio. Ir eina į priekį. Kubiečiai tokie. Galbūt juos užgrūdino, prieš tai buvo specialusis laikotarpis, tokia buvo epocha, kai Tarybų sąjunga išėjo iš Kubos, palikusi, vienu metu juos labai palaikė, labai, galima net sakyti, išlaikė šią šalį ir vėliau tiesiog išėjo, neturėjo daugiau, kaip sakant. O tenais liktai išėjo ir paliko Kubą ir Kuba gavosi, turėjo labai sunkų laiką, kuris truko apie 20 metų, turbūt, kiek aš žinau. Ir jie patyrė badmetį ir taip toliau. Ir man atrodo, šitas labiausiai jos užgrūdino, bent jau paskutinės šitas esančias kartas. Jos yra labai ištvermingi, jie dirba labai stipriai ir linksminasi stipriai ir ilsisi labai stipriai. Nepaisant sunkumų, kurių Kuboje yra, Kuboje daug ekonominių sunkumų ir problemų. Kubiečiai pamiršta visas tas problemas, visus tuos nepriteklius ir visada šypsosi, visada šoka, dainuoja, švenčia. Visada. Nebūtina laukti kieno nors gimtadienio, kad imtum švęsti, ar kokios nors šeimos šventės. Ne. Kiekviena diena yra šventė. Jei yra galimybių išgerti ar pašokti, tai ir yra svarbiausia. Daugiau nieko nereikia, tik žmogaus, kuris pasakytų, šventė prasidėjo. Ir viskas. Tai vienas iš atsipalaidavimo būdų, labai greit muzika įtraukia ir ritmas, jų yra labai sudėtingi ritmai, kaip ir atėję iš Afrikos, man atrodo, miksas ir dabar šiuo metu susimaišė su skirtingais šokių, muzikos ritmais ir tas labai greitai duodavo to noro judėti ir tada labai greitai išeina visos tos pačios problemos, kasdieninės, visi rūpesčiai, nemalonumai ir tada yra smagu. Iš tiesų, vakarėlį pasidarome iš to, ką turime. Kubietis ims dainuoti ir šokti turėdamas vien lazdą ir tuščią skardinę. Pradės mušti ritmą, dainuoti, šokti. Namuose šventė paprasta, žaidžiame domino, geriame gėrimus, pasigaminame ko nors užkasti tai progai, ko nors kas tinka tai progai. Geriam ir šokam, kol visi pavargsta, nebeturi jėgų ir užmiega. O kitą dieną einam dirbti, kaip visada. Visi žmonės eina dirbti ir neturi jokių problemų. Nei galvos skausmų, nei nuovargio dėl to, ką vakar veikia. Ne. Kubiečiai yra hiperaktyvūs. Kiekvieno kampo gatvėje tikrai nesutiksi šokėjų, bet jeigu yra festivaliai, jeigu yra tiesiog kažkokie vakarėliai namie, ar pas kaimynus, ar netgi gatvėje, yra įmanoma, dažniausiai būna vakare, dažniausiai. Bet taip, kad jau visi kaip pliaže tikrai negali, o linksminasi labai aktyviai, labai daug šoka daug žmonių ir moka šokti. Ar kubiečiai geria kokteilius mojito ir panašiai? Gal per atostogas paplūdimy arba kai atvažiuoja labai rafinuotų svečių. Kuboje mes rafinuotų žmonių nelabai mėgstam. Mums labiau patinka natūralūs dalykai. Žmonės tokie, kokie yra. Daugumai kubiečių, nes nekalbu apie visus kubiečius. Daugumai tiems, kuriuos pažįstu, patinka stiprus romas. Kai nėra darbo, tada jie ir linksminasi. O be priežasties dažniausiai jie nesilinksminasi iš tikrųjų. Ir ši šalis negyvena tokių lengvų gyvenimų, kaip mes atrodom. Lengvas gyvenimas yra turistams. Nėra tiesa, kad visi kubiečiai rūko cigarus, Havanos cigarus, tabaką. Tabaką rūko mažuma. Cigarilės, cigaretes taip. Taip, jas Kuboje rūko. Todėl, kad tai yra senesnis paprotys rūkyti cigarus.
Dabartinė karta Kuboje nėra dideli Havanos cigarų mėgėjai, bet aišku, ne kiekvienas kubietis gerai šoka, ne kiekvienas kubietis geria romą, ne kiekvienas rūko cigarus. Taip, dauguma, bet tikrai ne visi. Kubiečiai yra labai rūpestingi, pareigingi žmonės, kurie dirba atsakingai, galėčiau pasakyti. Fiestos taip pat labai yra populiarios ir madingos, bet tai nėra visai jau kasdienis dalykas ir kad visi atsipalaidavę. O ką apie mus lietuvių sako Lesteris? Jam patinka vėsus Lietuvos klimatas, tačiau čia jis pasigenda šiltesnių tarpusavio santykių. Šį kartą tiek. Iki malonaus. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.